aš pagalvojau, o kas būtų, jeigu kiekvienas žmogus turėtų galimybę suprasti, kaip veikia jo protas ir tik tada pradėti mokytis, o ne pradėti mokytis ir paskui karočią po mokyklos susitraumavus bandyti mokytis, supras, kaip tavo protas veikia, kad veik pagal savo protą ir neperdėkti ir kaip būtų zaipėjęs. Aš kartais pagalvoju, kiek būtų buvę sutaupyta laiko, jeigu sociumas nustotų reikalauti iš manęs dalykų, kurių aš negaliu ir jeigu šiaip lempa čia vėjas, kai pagalvoju apie tai, su kuo aš daugiausia straglinau gyvenime, tai aš galėčiau pavadinti, kad tai yra socialiniai sunkumai iš poreikio, kad mane suprastų, nes aš esu hiperverbali, man kalbasi ir kai žmonės manęs nesupranta, aš pajaučiu visišką frustraciją, todėl kad aš net nežinau, kaip tai pasakyti aiškiau, aš visai bandau apdoroti tą informaciją, kad jinai būtų suprantama, apie ką aš šneku, kad nustotų žmonės mane misinterpretuoti pagal tai, ką aš sakau, nespręstų apie mane iš vieno mano sakinio, tai bandydavau pasakyti kuo daugiau ir gaudavosi, kad aš jau net nebežinodavau, ką kam pasakyti. Todėl, kad ten aš būdavau grinai perpildyta pokalbį, nes aš jau net nebežinau, kaip pasakyti, nes tas žmogus, su kuriuo aš šneku, toks jausmas, kad gyvena kitoje realybėje ir jis atitrūkęs nuo tos realybės, apie kurią mes dabar šnekam ir jis net nesupranta, tas žmogus, man taip jaučiasi, kad tas žmogus nesupranta nei savęs, nei kitų, todėl, kad sėdi prote savo iliuzijose, savo traumas ir net nesuvokia, kad veikia visiškai vien tik tai pagal savo traumas. Ir kad vien dėl to su juos įsišnekėti yra neįmanoma, nes jisai bėga nuo tų jausmų, pasiduoda to manipulacijom, kurios veikia jo protą ir toliau dar giliau būkina tą protą vien tik tam. Bliamba, kaip žmonėmis šiaip jau labai lengva manipuliuoti. Pasižiūrėkime tai, kaip veikia trendai ir panašiai. Kaip reklamos žmonės veikia, kaip socialiniai tinklai žmonės veikia. Jais žiauriai lengva manipuliuoti, kol žmonės nežiūri į savo jausmus. Žmonės pradėkit žiūrėti, aš visą gyvenimą bandžiau tai padaryti ir tik dabar supratau, kad aš kalbu būtent apie tai. Nes aš pagaliau radau atspindį, kad suprasčiau, apie ką man kalbasi, apie ką man norisi. Ir aš visą laiką stebėdavau ir galvodavau, kaip šita pusė nesusišneka su šita ir matydavau, kodėl, kur jie nesusišneka. Ir aš realiai, kai aš pagalvoju, kad aš nuo vaikystės turėjau kažkokį hiperakilumą ir aiškumo jausmą, tokį teisingumo jausmą, nes, aš tik dabar pagaunu, kad aš visą laiką žmonės stebėjau per jų būsenas, todėl man ir sunku būdavo atsiminti tokias detalės, kas ką dirba, kas kuo užsiema, kas kiek vaikų turi, koks kieno vardas, nes čia nereikalingos detalės, aš jų neatsimindavau ne dėl to, kad man nerūpi, todėl kad aš žiūriu į žmogų iš esmės kitaip, kad mano matymas yra kitoks, kad aš pasaulį matau ir patiriu kitaip negu dauguma, kad mano smegenis taip veikia. Aš esu jautrus ir jausmingas žmogus ir nieko negaliu su to padaryti. Aš tiesiog sutverta. Aš pajaučiu esmę to dalyko, apie ką ten šnekam, į ką aš susidomėjau ir apie tai aš turiu jausmą. Ir tas jausmas yra būdas grįžti į tą, kad papasakoti apie tą. Jausmai yra kaip flešiukai kokie, kurie saugo informaciją. Už jausmų yra informacija, o žmonės bėga nuo tų jausmų, kad tik tai nežiūrėt, apie ką apie tai tas jausmas pasako, nes tenais dažniausiai būna kokia trauma. Kad ir su kuo aš bešnekėčiau, aš visą laiką labiausiai domėdavausi dalykais, kaip veikia jų smegenis, kaip jie mąsto, kaip jie jaučia. Aš visą laiką jaučiausi kad kažkaip yra kitaip pas mane ir bandydavau suprasti, kaip ten pas tuos kitus yra. Aš visą laiką dypindavau žmonės, o žmonėms atrodydavo, kad aš tiesiog kišuosi jų reikalus. Nes po lendu ten, kur šiaip tai nieks nelenda, nieks nešneka apie asmeniškus dalykus ir kaip kas jaučiasi, apie tokius dalykus žmonės šneka su psichologais. Fuck no! No! Aš taip visą laiką būdavau užtroškus
tikrumo ir gylio, kad šnekėtumėm iš esmės su žmonėm, aš nesuprasdavau, kad aš to noriu. Ir laikydavau, kad aš esu problema, kad man to reikia. Nes tiesiog ten aš pasėmėčiau tame nesusipratime, nes aš nežinojau, man nieks nėra pasakęs, kaip reikia mokytis gyventi, kaip reikia mokytis kalbėti. Aš taip ten tarp tų kaukių socialinių pasiklydus buvau, kad aš net nebesupratau, ko aš noriu. Net nebesupratau, ką aš čia bandau. Net nesupratau, kokia čia ta gyvenimo prasmė. Ir kai pradėjau aš nuo to gydytis, tik tada žmonės, pamatė, kad kažkas yra negerai ir tada jau sako, tau depresija. Sakau, ne, man prieš tai buvo depresija. Šiuo metu aš išeidinėjau iš jos. Ir tai yra apie kalbėjimą ir aš ant tavęs rėkiu ne dėl to, kad aš labai noriu ant tavęs tiesiog nebegaliu, nebesilaiko kaukės, viskas, aš rėkiu. Nes kitaip neišeina, aš visą gyvenimą viduje rėkiau. O vaidinau gražią. Laiminga, ten patogia. Nes jeigu tik tai biški pasakai, kaip iš tikrųjų jautiesi visi, kažkas negerai, čia nenormalu šitaip yra. Nu jo, taip, o nenormali, jo, okei. Tu čia per daug dypini, tu čia per daug jautriai viską reaguoji. Ne, aš tiesiog matau problemas, kurias jūs ignoruojat. Ar jūs jas ignoruojat, ar kas čia yra, ta prasme, aš net nesupratau, ką aš matau ir kodėl to kiti lyg nemato. Dabar jau išsiaiškinau. Čia autistiškos smegenys. Ir kaip yra šiaur, kai dar prie viso to ir tas visas ta sistema, kuri atsakinga už psichologinę ten gerovę, kiek ten yra nesupratimo, kaip yra nefainai dėl to. Bet mano noras kalbėti ir yra iš to, kad ne viskas yra taip, kaip atrodo. Nes žmonėm atrodo ir jie galvoja, kad taip ir yra. Jie įsivaizduoja, kad skaito žmonių mintis, jie žino, kas už to yra. Ne. Oi. Aš ir žinau prieš ten tokį įrašą, kur net galvojau gal net nesidalinti juo. Bet jaučiu pasidalinti, nes ten kiek smažodžių ir aš ten biškį išjaučiau, nežinau, ką daryti su tuo įrašu, gal už kokio paywallo uždėti tokius įrašus, kur ten daugiau visko, tos emocijos, kiek smažodžių, toks biškį išsiliejimas ten būna, ten toks biškį bekaukis pasakymas, toks kaip eina jausmas, taip ir šnekasi, nu tiesiog. Jo, aš tik tai jo. Ir aš čia neišsigalvoju, jeigu ką problemas. Aš bandau apie jas pasakyti. Ir kaip dabar suprantu, aš visą gyvenimą bandžiau į tas problemas atkreipti dėmesį. Per metaforas visokias. Tada žmonės pagalvodavo, kad aš ten kažkokia ezoteriška. Oh my god, aš nežinau. Aš taip ilgai ieškojau savo kalbos, kad suprasčiau pati, apie ką kalbu. Į ką aš čia einu. Apie ką aš čia bandau su žmonėms susikalbėti. Aš tiesiog savo realybės visą laiką ieškojau kitose, kad jie mane atspindėtų. Ir pagaliau atradau, tai yra tie neuroįvairūs žmonės. Ir jų pilna visur. Ir jie patys to nesuvokia, nežino. Tai labai svarbu apie tai šnekėti. Tikrai manau, kad tai yra labai svarbu. Nes žinojimas apie tai, apie savo nervų sistemą, mokymasis apie ją, žinojimas, ką reikia stebėti, kur reikia žiūrėti, kad suprast save, neveikloj savęs ieškoti, ne ieškoti, kur tu esi produktyviausias. Prasmės mes ieškom. Jeigu aš nematau prasmės, aš nebegaliu to dalyko daryti. Man tai kelia didžiulę kančią, frustraciją, sunkumą. Jeigu aš nematau dalykę prasmės, aš jo nebedarau. Nebegaliu. Tiesiog. Lyg perdega kažkas manyje ir viskas tai lyg nebedaroma. Kad ir kaip ten bandytų mane sugėdinti ir pušinti dėl viso to, ką aš vis metu,
Aš ten kažką išmokstu ir einu prie kito. Viskas. Kame problema? Paskui sako, tu net niekada nedirbai darbo jokio, tu net nežinai, ką reiškia dirbti, čia taip gerai tau čia, čia tau taip sekasi su to fotografija, tai tau čia lengva šnekėti, tau čia tu dirbi savo mėgstamą darbą. Ir tu dar vis tiek skundėsi. Žmonėm atrodo, kad aš tiesiog skundžiuosi. Ir aš to patikėjau, nustojau skūstis, nustojau šnekėti. Buvo atsiribojus visiškai nuo žmonių. Nes jau buvo momentas, kad atrodo, kad vos keli tik mane supranta. Ačiū Dievui, kad buvo tie nors vos keli. Čia dar skaičiau tokį kaip postą, ten pasidalino, kad čia iš tos mados atsiranda ten žmonės nusistatinėja savo tą ADHD ir kad čia viskas yra daug sudėtingiau. Taip, bet tokie tekstai, juos ne taip reikia rašyti, nes jie iš karto nueini komentarus ir ten skaitai komentarus apie tai, kaip tai madinga, kaip čia visiems, tipo, excusai čia labai, ne excusai. Nebūtinai ir, gal tiesiog atsiranda supratimas apie tai, apie ką visa tai yra. Ir už tai ir pradedama apie tai kalbėti, už tai ir pradeda suaugę žmonės apie save suprasti. Nes jeigu jie tvarkosi gyvenime, nereiškia, kad jiem lengva. Jeigu iš pažiūros jiems atrodo lengva, nereiškia, kad jiem lengva. Net sėkmingiausi žmonės nusižudo, nes, jie neranda ten. Jie ištaško save ir nebemato niekame prasmės. Va taip veikia atrodymas. Kai jie atrodo, kad tau viskas gerai ir tada žmonės atrodo lyg netiki tuo, kad tu sakai, oi, visi mes čia su to gyvenam, kam tu taip perdedi, kam tu taip sureikšmini. Va tokie pasakymai tai ir veda realiai į visišką nebūtį, beprasmybę. Nes kad ir ką tu be pasakytum, viskas sumenkinama, tai ai, čia madinga, oi, tu čia visą laiką norėjai būti kažkokia ypatinga. Jeigu tu sakai, tai gal tu neturi disleksijos, gal tu tiesiog netinkamai mokysi skaityti. Taip, bet disleksija nėra šiaip etiketė ar savęs žeminimas, tai yra informacija apie tai, kaip man sekasi skaityti. Ir kodėl aš neskaitau. Ir kodėl man sunku skaityti, kaip aš nuo to pavargstu, kaip dar prie viso to ir traumų prisikūrė mokyklos sistemoje. Čia visa puokštė, čia yra informacija. Jeigu aš sakau, kad aš turiu disleksiją, tai yra informacija apie tai, kaip aš skaitau. O nesakymas, kad aš esu ypatinga ir aš kažkokia kitokia ir kažkaip kitaip skaitau ir dėl to aš jaučiuosi kažkokia svarbesnė. Fuck off. Tos misinterpretacijos ir tie vertinimai pagal vieną detalę kažkokią ir uždėjimas ant visos asmenybės, kad tu čia, žinai, nesueina jiems. Aš supratau, kad tiesiog žmonėm dalykai, kuriuos aš sakau, nesueina su tuo, kaip jie mane mato. Lyg jie įsivaizduoja, kad tai, kaip aš atrodau, aišku, apie mano vidų. Bandydavau kelt klausimus, pavadina kažkokią vatnikę, ten sąmokslo teorijom tiki. Oh my God. Jeigu aš matau, kad sistema neveikia, tai nereiškia, kad aš esu antisisteminė ir tikiu, kad žemė plokščia. Va taip pas žmonės tokia logika yra. Jeigu tu pasakai šitą frazę, tai reiškia tą. Ir viskas. Viskas. Nebeįmanoma su to žmogum susišnekėti. Nes jis jau mane mato tokia. Viskas, kad ir ką be pasakyčiau, tai čia maždaug tas žmogus geriau žino ir ką aš galvoju, ir ką aš jaučiu, ir kaip aš turėčiau jaustis, kai yra kažkas. Tik čia geslaitinimas yra. Žinot, kaip geslaitinimas veikia protą.
Žmonės pasiekia tokią ribą, kur jiem reikia tikrinti savo realybę kritiniai būkliai. Tikrinti savo realybę kritiniai būkliai. Tai yra kognityvinis darbas tada, kai jau nervų sistema išsijunginėja. Šnekėti ramiai, nepaisant to, koks yra turinys, svarbu kaip šneki. Blet, fuck off, aš norėsiu keiksios. Aš labai tikiuosi, kad man tas keikimosi noras praeis, nes aš dabar tiesiog turiu išsikeikti. Man dabar toks periodas. Man šitie periodai praeina. Aš išsikeikiu, išsisakau su keiksmažodžiais ir tada galiu pasakyti normaliai. Dabar man toks periodas. Atsipėskit, noriu pasikeikti ant žmonių, nes aš pykstu ant to, kaip žmonės su manim bendrauja. Kokių yra neempatiškų ir traumuojančių žmonių ir neįmanoma jų išvengti, nes jie visur sistemoje, ten blet nueini, ten susiduri su kažkokia tenais šitagi, kaip jinai ta, kur skambučius priema, administratorė ten kažkokia. Ta administratorė, blet, psichiškai nestabili, kaltina, ten liepia kreiptis anksčiau, nors, blet, kaip aš galiu kreiptis anksčiau? Neįmanoma grąžinti laiko, kad aš kreipčiausi, gal galim dabar daryti tai, ką įmanoma. Fuck off, nustokit jūs, blet, kaltint žmonės dėl to, kad jie kreipiasi ir bando spręsti problemą. Prisimkit biškį atsakomybės už tai, kas jums priklauso daryti ir darykit tiesiog ir nekaltinkit, kad mes jums sutrūkdėm. Kaip ištrigerina va tokios socialinės interakcijos, kaip jos traumuoja, kaip bandai tu spręs problemą, jau būdamas kritiniai būkliai. Ir dar tave kaltina, kad tu kažką ne taip darai, ne taip šneki, ne taip reaguoji. Kaip tai vargina.